Jūsų ekranuose Vilniaus Kalnų parko stadionas, kur visai netrukus matysite F-Pro Lietuvos futbolo taurės rungtynes tarp AFK ir Plungės Babrungo klubų. Tad pradėkime nuo šeimininko alternatyvaus futbolo klubo. Vartuose 9 numeris Andrius Juskivas, 2 numeris Eivinas Darius Kublickas, 3 numeris Aurelijus Barusas, 4 numeris Deividas Butkus, 9 numeris Šodajus Tomemori, 14 numeris komandos kapitonas Tomas Budrys, 18 rungtynes turi savo sąskaitoje 6 taškus, 2 pergalės ir 2 pralaimėjimai. Pasirodė ant dirbtinės dangos abiejų ekipų startinės. Turėtume bent jau matyti FK ekipos žaidimo antroji numeriu, tuo tarpu greičiausiai, jog Babrungas labai norėtų įsispėti Ulošo Švilpuką ir rungtynės šį gražų antradienio vakaro Kalnų parko stadione startuos ir pirmiejas pradeda šeimininkai. Čia iškart Eivinas Zagurskas pradeda diktuoti rungtynių tempą savo ekipoje, būtent tą ir turėtume matyti. Be abejo, labai svarbu yra, kaip sugebės FK sužaisti rungtynių pradžią. Yra pats lengviausias antradienio vakaro praleidimo pasirinkimas. Tuo tarpu Babrungas keliavo iš Plungės, o čia netikslus perdavimas, štai tokių veiksmų reikia vengti FK ekipai, kai patys savo aikštės pusėje, to FK dešinioje, štai dabar Babrungas bando pakeisti atakos kryptį, būtent dabar bandomas ieškoti Šodo Tomemori, Japono su kamuoliu, prie baudos aikštelės prieigų, kad bekas atgal, čia štai toks paslėptas perdavimas, nemažai FK žaidėjų tikėjusi, jog čia buvo žaidimas 1-1, turi šioje situacijoje apsiginti FK futbolininkai, perdavimas, numetimas, bandymas smūgiuoti netgi ir per save ir sugeba atlikti šį smūgį 19 numeris Gonzalo Sančesas, dar kartelį puikiai galvą numetė Šodo Tomemori, susikūrė galimybę smūgiuoti Sančesas, bet kamuolys galbūt ir norėtų tą padaryti, bet ir vėlgi galbūt rungtynės savaitės pradžioje po rungtynių savaitgalį pirmoje lygoje taip pat dar žaidėjai nėra galbūt visiškai pilnai atsistatę. Čia smūgis į vartus ir vėl kamuolį gaudo Andrius Juskivas. Čia atakos kryptis. Deividas Butkus juda su kamuoliu priekį. Perdavimas komandos draugų Šodai Tomemori. Dešiniajame atakos krašte rituliuoja savo ataką. Šogo Tabata atlieka perdavimą atgal. Dabar jo tautietis Tomemori. Ir vėl tas pats Tabata, dar kartelį keičiama atakai Petkui, nes kaip ir minėjau, startinė sudėtyje rungtynių protokole būtent yra legionierius, kurio aikštėje kol kas nematome, o čionais taip galima ir prisidaryti problemų. Juskivas ir vėl susitvarko su šiuo smūgiu ir dar kartelį Juskivas, bet viskas dar nesibaigė, dar vienas smūgis ir galiausiai krenta pirmasis šių rungtynių įvartis. 4 kartus sugebėjo vienokiu ar kitokiu būdu atmušti varžovų smūgį FK žaidėjai, bet galiausiai jauniausias futbolininkas Babrungo ekipoje, gimęs 2008 metų gruodžio mėnesį, dar kartelį Juskivas 2 kartus atrėmė smūgį, su šiuo smūgiu susitvarko Tubutis, atmušdamas kamuolį nuo vartų linijos ir po to Skirmantas ir vėl atgal. Tabata, dar kartelį keičiama atakos kryptis, štai toks kamuolio greitas judėjimas iš vieno krašto į kitą yra tikrai labai nepalankus FK, daug kainuoja jėgų nuolatos siema kamuolį, puikiai pakeičia atakos kryptį. Ir vėl tas pats Skirmantas ir vėl greitai žaidžia šis žaidėjas, vėl kerta į laisvą erdvę. Perdavimas į baudos aikštelę ir vėl Tubutis pirmasis prie kamuolio, galbūt kiek sėkmingiau galėtų sužaisti Tomas Tubutis, nepavyksta jam įsivalyti kamuolį ir antrasis šių rungtynių autorius. Dar kartelį štai šis epizodas, kiek per silpnas Tubučio išmušimas, kamuolys atšoka į erdvę, kurią pirmasis. Ilgai nesiskiria su kamuoliu Sančesas. Tomemori ir fiksuojama pražanga prieš Japoną. Bet visai netrukus pamatysime. Taigi, taip ir yra perdavimas ir čia kamuolys, norėjau sakyti, jog Juskivo, bet šį kartą klysta vartų sargas. Tikrai didžiąją dalį pirmo kėlinio puikiai situacijas įvertindavo Andrius Juskivas, šį kartą visgi to padaryti tiksliai nepavyko, kaip ir šios rungtynės. Ir būtent apie tai po truputį jau ir gali pradėti galvoti Kęstutis Petkus. Tomemori su kamuoliu kairiajame atakos krašte. Baigia ištiksėti jau pagrindinis pirmo kėlinio laikas. Dar vienas smūgis, čia ir vėl per daug erdvės turėjo Aurelijus Barusas.
Dar kartelį šio epizodo pakartojimas ties 16 metrų linija. Visiškai laisvas buvo trečiasis Babrungo numeris, o tuo tarpu rungtynių arbitras Simas Bulošas fiksuoja pirmojo kėlinio pabaigą Vilniaus Kalnų parko stadione, po kurio priekyje plungęs Babrungas rezultatu 3-0, tad mes keliaujame į pertrauką ir visai netrukus grįšime į antrąjį šių rungtynių kėlinį. Ketvirtasis teisėjas neturi keitimų lentos, tad sužiūrėti visus keitimus nėra taip jau paprasta. Ir davė rungtynių arbitras Simas Bulošas leidimą. Netikslus jo perdavimas, perskaitė šį sumanimą varžovą ir dabar jau galimybė jiems bėgti greitą kontrataką. Sančezas prieš Panką. Štai pasirodė vietoj rungtynių protokole 35 numeriu rungtyniavusio Aleksandro Petrovičevo, bet visgi rungtynėse jis buvo aikštėje su 4 numeriu, tad šioks toks netitikimas, kurį pavyko išsiaiškinti jau tik tais pertraukos metu. Perima kamuolį Fakas, Stankevičius. Keičiama atakos kryptis ir visgi kiek ilgėliau pagalvojus rungtynių arbitras Simas Bulošas fiksuoja pražangą, tad standartinė situacija atliks svečiai. Ne, aikštėje pasirodė Zagorskis ir Čepkauskas, bet visgi dar sunku įsiaiškinti, kuriuos du žaidėjus šie futbolininkai pakungas. Būtent jie dabar keičia atakos kryptį. Tomemori, varžovų baudos aikštelė, apgaulingi judesiai, smūgis į vartus ir kamuolys praskrenda visai netoli Virpsto. Beje, ant atsarginių žaidėjų suolelio yra ir panašu, jog jo brolis Gustas Zagorskis, kuris yra gimęs taip pat 2010 metais, sunku tik tai paaiškinti galbūt. Sančezas. Vienas jo perdavimas, čia visiškai laisvas, vienas prieš vartus Babrungo futbolininkas ir pirmasis įvartis antrajame rungtynių kėlinyje. Rezultatas tampa 4-0, o įvarčio autorius aikštės sušaudimui buvo paliktas Juskivas. Labai sunku paaiškinti ir šiokia tokia miskomunikacija. Benas Linda bei vienintelis legionierius Ibrahimas Hasgensas. Keičiama atakos kryptis ir vėl Babrungas su kamuoliu dešiniajame atakos krašte. Kontroliuoja kamuolį aikštės vidurės svečiai, geras perdavimas į priekį. Spės prie šio kamuolio Tomemori, išlaiko japonas kamuolį aikštėje, kairiajame atakos krašte. Gali iš žais 1-1. Būtent tą ir bando atlikti japonas, prie savęs pritraukia net 3 AFK žaidėjus. Perdavimas kiek atgal, progų pasižymėti. Visgi to padaryti nepavyko. Tuo tarpu AFK savo geriausią progą turėjo pačioje rungtynių pradžioje. Centro gynėjo pozicija. Tai leidžia įsiplėsti komandos centro gynėjams ir krašto gynėjams. Ir taip aikštės aukštai aikštėje atvers labai didelės erdvės, kur nubėgę greitesni ir jaunesni varžovai gali pridaryti daug problemų Andriui Juskivui ir visai AFK gynybai. Tiesiog šiose rungtynėse keleto tikrai svarbių žaidėjų nėra AFK ekipoje, kurie tikrai, manau, smarkiai ją sustiprintų. Tiesa, viskas po šio Tomemori epizodo. Klaidina į varžovą, bandymas smūgiuoti ir rezultatas tampa 5-0. Japonas šioje situacijoje suklaidino Tomą Tubutį ir pasiunčia pirmąjį savo įvartį šiose rungtynėse ir, kaip ir minėjau, rezultatas tampa 5-0. Dar kartelį šios situacijos pakartojimo. Štai čia pažiūrėkite, net neliesdamas kamuolio, tiesiog savo kūnų klaidindamas varžovo. Keičiama atakos kryptis. Puikiai tas atliekama. Tomemori stabdosi kamuolį. Jo perdavimas į baudos aikštelę įkertančiam Barusui. Barusas Bargas. Darius Kublickas. Jo perdavimas čia turi būti labai atsakingas Janušonis, bet visgi klysta. Justas neįvertino, kaip kamuolys nuo dirbtinės dangos pakeis kryptį, po to lyg ir vėl buvo susigrąžinęs geresnę poziciją, bet galiausiai nelaimė slystelė ant dirbtinės dangos, parkrenta, o Tomemori pelno savo dublį, galiausiai
pasiūsdamas kamuolį jau į tuščius vartus. Dar kartelį šio epizodo pakartojimo. Štai čia jau prarado lygsvarą Janušonis. Juskivas jau taip pat nebesugebėjo sužaisti taip, kaip kadangi buvo įvarčiai, kadangi buvo atlikti keitimai, tai kaip ir yra privaloma. Čia labai gražiai žaidžia Tomemori, prasimesdamas kamuolį, bet tuo pat baigėsi šių rungtynių pagrindinis laikas. Ir girdime ir Simo Bulošos švilpuko, tai reiškia, kad rungtynės Vilniaus Kalnų parko stadione FPro LFF taurės rungtynėse tarp alternatyvaus futbolo klubo ir Plungės Babrungo baigėsi rezultatu 6-0. Babrungas pelnė 3 įvarčius pirmajame kėlinyje ir 3 įvarčius antrajame kėlinyje ir toliau keliauja taurės rungtynėse į priekį.